Sveikinimai su pergalė, atrodo kontroliavo tą žaidimą pirmoji pusė ir kas pasikeitė po didžiosios pertraukos, kad leidot grįžti varžovam? Visų pirma, tai nuo rungtynių pradžios iš mano komandos, iš savo vyrukų pasigėdau kovos ir tai atspindėjo jau ilgoji pertraukoje, 15 kamuolių daugiau atkovojo Vilniaus komanda ir to paseko jie išliko rungtynėse ir antroji pusėje dar daugiau kamuolių gavom. Ir tiesiog pradėjo pataikyti, pirmoji pusėje tų metimų nesusimetė laisvų, antroji pusėje susimetė, pagavo gerą bangą, bet nieko keisto, mes žaidžiam po atostogų, tikrai tikėjau sunkių rungtynių, su Vilniaus komanda visada žaidžiam geras rungtynės, būna įdomios rungtynės žiūrovam, kaip ir manau šios atspindėjo savaitės rungtynės, bet to ir tikėjausi. Kiek pačiai komandai buvo tokios rungtynės reikalingos, iki tol šlavėt ten visus pakeliu ir pagaliau gavot gero sparingo, kiek naudos iš tokių rungtynių galima pasiimti? Taip, tai labai naudingos, aš tą patį sakiau savo vaikam, kad negalvokit, kad čia eisim, šluosim ir taip laimėsim visas rungtynės, A divizionas stiprus, visos komandos geros ir Vilniaus komanda nei kiek nenusileidžia fiziškumu ir pamatėm, kad yra labai daug vietų, kur reikia tobulėti ir dirbti.